Kiekvieno mūsų sieloje slypi troškimas būti laimingiems. Ši tikroji laimė, tikroji laisvė yra mūsų prigimtinė teisė ir yra pati mūsų sielos šerdis. Tačiau ši tikroji laimė, tikroji laisvė nėra atrandama tame, kas laikina. Šio gyvenimo laimės ir džiaugsmai greitai praeina ir dažnai mus nuvilia. Pirmoji Budos tiesa sako, gyvenimas yra kančia. Tai nėra nihilistinis požiūris ar negatyvus požiūris. Tai yra pripažinimas to, kad visa yra laikina ir neilgai tveria. Visa, kas sukuriama, yra prarandama, kas pastatoma, sugriaunama ir kas gimsta, yra išlydima mirtimi. Tad, kad ir kokią didžią laimę patirtume šiame gyvenime, žvelgdami išorėn į sukurtus objektus, jutimus, formas, atrasime tuštumą. Atrasime tuštumą. Daugelis mūsų paskatinti tos tuštumos, vidinio nusivylimo ir sielos verksmo, trokštančios sugrįžti į namus. Atradome dvasinį kelią, religiją, įvairias praktikas. Tačiau net ir tada dažnai mums koją pakiša tikėjimas, kad rasime ką nors išorėje, tam tikroje grupėje, naudodami tam tikrą metodą ar tam tikroje formoje, kuomet visuomet nuo pat pradžios atsakymas glūdėjo mumyse. Mums nereikia niekur eiti, nieko atlikti, nieko sutaisyti ar pakeisti, tik pažinti save. Kuomet tampame tikrai tušti, tą tuštumą pripildo Dievo dvasia. Tik savęs pažinime mes atrasime tikrąją pilnatvę ir tveriančią laimę. Pažindami savo sielos prigimtį, nemarę, švytinčią, apkabinančią visą kūriniją savo rankomis. Yra labai svarbu nekurti daugiau abstrakcijų, minčių, konceptų, teorijų, nusimesti viską. Ir patirti tai gyvų patyrimų. Dvasinės tiesas turime žinoti, ne tikėti, bet pažinti. Kuomet esame tikrai pasirengę, Dievas
visa ta esybė, kad ir kaip tai pavadintume, atveria mums šias duris ir suteikia šį mistinį savęs pažinimą, į kurį mes panyrame vis giliau ir giliau. Tai tikroji medicina, išgydanti mūsų sielos opulį, tikrasis turtas, kuris neišsenka, tikrasis gyvenimas, kuris niekada nesibaigia. Tad užteks mums siekti, užteks klajoti, atsisukime į save ir paklauskime savęs, kas esu. Nes gyvai pažinus tai atsiveria vartai į tikrąjį dvasingumą. Esybė mūsų užkelia ant aukšto kalno ir mes aiškiai žinome, kas yra kas. Atskiriame visas dalis mumyse ir aiškiai matome šį kelią. Tai tik protas mums užstoja kelią, nuolatinis siekis, troškimas, mintys, planai, vizijos, idėjos, konceptai. Turime pasitikėti, leisti savo panirti į šią esybės gelmę ir nebesilaikyti nieko. Kai gimsta kūdikis, jai yra reikalinga pagalba, tačiau vėliau jis sustiprėja, užauga ir gyvena savarankiškai. Lygiai taip ir savęs pažinime, turėjus šią mistinę patirtį, padovanotą motinos visatos, mūsų šviesa, mūsų dėmesingumas yra užtemdomas tų formos debesų. Tačiau niekuomet mes negalime to užmiršti. Vieną kartą giliai patirta, tai lieka su mumis visados. Ir pamažu mes sustiprėjame, integruojame tai į savo gyvenimą. Ir mūsų sielos veidrodis tampa skaidrus. Nesvarbu, ką mes darytume gyvenime, su kuo kalbėtumės, kuo užsiimtume. Tam reikia šiek tiek laiko. Bet visų pirma, yra mums reikalingas atpažinimas ir tvirtas pasitikėjimas savo patirtimi. Šis mistinis pažinimas yra visatos motinos dovana. Jei būsime nuoširdūs, nuolankus ir paprasti, jeigu tyra širdimi norime pažinti tiesą, ši paslaptis mums bus atverta. Ši nepaprasto paprastumo paslaptis, mūsų pačių prigimtis, kuri yra ne kas kita kaip šviesa ir teisingas požiūris, aiškus suvokimas, matymas dalykų tokių, kokie jie iš tikrųjų yra. Tik per savęs pažinimą mes išties pažinsime ir mistinę savo religijos prasmę, simbolius, palyginimus ir mokymus. Nėra nieko išorėje, ką turėtume atrasti.
Šis Dievo sapnas skleidžiasi iš vidaus į išorę. Išorėje tik grubi materija. Sugrįžti pas Dievą yra sugrįžti į vidų.